Sveiki, taigi šiandien penktadienis, daug prisnigta, bent jau pas mane, nežinau kaip pas jūs. Vėl ta prakeikta žiema beldžiasi duris, bet ką jau padarysi prieš tai gamtą, ne? Ir šiandien norėčiau pašnekėti apie tokį dalyką kaip sudėtį. Apie sudėtį aš jau esu šnekėjęs, aišku, bet šiandien mes sudėsim objektus. Tai yra vieną objektą, kurį galima editinti, ir kitą objektą, kuris taip pat kist gali ir galima editinti. Ir juos sudėsim į vieną. Jo, tai bus gan ilgesnė pamoka, negu įprastai aš darau. Ir bet kokiu atveju 50 pamoka reikia padaryti įdomesnę, ne? Einam prie reikalo. Kaip matote, aš jau susikūręs klasę, kuri vadinasi sniegas ir iš karto noriu pabrėžti, kad jeigu aš jau būnu susikūręs klasę, reiškia, aš ją būnu ir susėjęs. Ta prasme, susinkludinęs viską ir susikėlęs kur ką kaip reikia. Kaip tai padaryti jau tikrai mokote, nes nebe pirmą kartą su klasėm dirbam. Na ir gerai, šiandienos pamoką vėlgi. Pradėkime nuo tikriausiai headerio, ne, kaip ir visada. Na ir headeryje mums reikia susikurti kelis dalykėlius. Šį kartą kursime publikę. Ir pirmas dalykas, ką aš noriu susikurti, tai kintamai, tiesiog pavadinkime numeris. Numeris ar skaičius, ko skirtumas, tai būna numeris. Toliau, mums reikia būtent konstruktoriaus suflerio tuščio. Tada mums reikia taip pat konstruktoriaus antro, bet jau jam priskirsim kažkokį tai kintamai, kintamai nepriskirsim, bet duomenų tipą priskirsim, tai bus integer. Taigi mes turėsim tuščią konstruktorių ir konstruktorių, kuris turės kažkokį tai kintamai viduje, ne? Ir mes turim taip pat susikūrę kintamai numeris. Ir reikia dar trečio dalyko, kuris mums leis sudėti objektus, ne? Nes paprastai objektų paprastai nesudėsi, nes tam reikalingas naujas dalykas, kurį šiandien mokysiu, jis vadinasi operatorius, ne? Kad jį sukurti, pirmiausia, mums reikia pasirašyti, kur jį grąžins. Kitaip sakant, mums reikia kažko tokio, į ką viskas bus įsaugota. Ir kaip būtų keista, mums visą tai reikia grąžinti būtent į tokį pat pavadinimą kaip mūsų klasė, tai yra sniegas. Ir čia jau reikia rašyti operator, ne? Ir šalia operator iš karto be jokio tarpo reikia parodyti, ką mes naudosime. Tai yra, ar mes naudosime atimti, ar mes naudosime sudėti, ar mes naudosime daugybę, ar ne? Būtent čia reikia nurodyti, ką mes darysim su tais mūsų objektais. Na ir sakykime, kad būtų lengviau, tai tiesiog sudėti, ne, nes tai yra pas paprasčiausias dalykas, kad labai čia nepasiklysti tarp viso šito reikalo. Ir viduje taip pat mums reikia pasirašyti klasės pavadinimą, sakykime, ar ne, ar objektą, ar net nežinau kaip čia tiksliai įvardinti, nes esmė tame, kad visur naudojamas tas pats pavadinimas. Gerai, mes susikūrėme mūsų headerį. Ir dabar galime prieiti prie headerio mūsų body, kūno ir taip toliau. Ir paprasčiausiai pirmas dalykas, tai ką aš noriu padaryti, kadangi mes susikūrėme suflerį tuščiam, ar ne, konstruktoriui, tai tą konstruktorių ir palikti tuščią. Štai taip. Toliau mes turim susikūrę štai tokį konstruktorių su kažkokiu tai kintamųjų, ne, viduje. Tai mes realiai jį galime ir pasirašyti. Tik prieš tai mes turim, aišku, tam nurodyti mūsų C++ kalbai, kad šitas konstruktorius bus naudojamas šitoje klasėje. Nesvarbu, kad jisai jau yra toje klasėje. Na, nieko nepadarysi. Ir galim prisiskirti, sakykime, kažkokį tai kintamai. Susikurti tiksliau kintamai, tai tebūnė, tai būna A, ar ne? Ir jau į vidurius kažkokius, tai reikėtų pasirašyti tokį dalykėlį, kaip, na, mes turim numerį, ne, ir mes tam numeriui norim prisiskirti mūsų kintamai A. Tai numeris bus lygu A. Ta prasme, tai kas čia bus, ta prasme, kokį mes čia skaičiuką rašysim, jis bus priskirtas prie mūsų numerio.
Taip, ir dar vienas dalykas, ko mums reikia, tai būtent dabar reikia ne konstruktorio, o funkcijos, kuri būtent sudės mūsų du objektus. Taigi, vėlgi, mums reikia pasirašyti, čia vėlgi įdomus dalykas, kad mums reikia pirmą pasirašyti, ką mums grąžins, tai ar tai būtų integer, ar tai būtų void, sakykime, ne? Tai šiuo atveju tai bus sniegas, būtent objektas sniegas, į kurį mums grąžins kažkokį tai atsakymą ar panašiai. Toliau rašom mūsų klasės pavadinimą, tada mūsų funkcijos pavadinimą, funkcijos, aišku, operatorius plus, ar ne? Nes būtent mes sudėtį darom. Į vidų įsirašyti reikia antrą objektą, nes mes pirmą objektą integer a jau turime ir mums reikia prie jo pridėti kažką kitą. Tai čia bus, sakykime, mūsų naujas objektas ir vėlgi, kaip mes jį pavadinsim, tai sakykime, naujas antras, sakykime, čia bus būtent mūsų antras objektas, kurį mes pridėsime prie pirmojo. Pirmasis yra a. Taip, dabar viskas, ko mums reikia, tai kad kažkur įsaugotų mūsų sudėtį. Sakykime, pridėsim tą pirmą objektą su antru ir, na, kažko reikia, kad kur būtų įsaugotas atsakymas. Tai, sakykime, mums reikia skurti dar vieną objektą, kurį aš pavadinsiu ATS. Tai, sakykime, tai bus atsakymas, ne? Ir mūsų atsakymo numeris bus lygu mūsų numeris, tai yra pirmas objektas pridėtas prie antro objekto numerio, ar ne? Štai taip turi atrodyti, tai reiškia, kad mūsų ATS num, tai reiškia atsakymo numeris, kuris, na, mes peršoksim to į main cpp ir aš jums viską greičiausiai paaiškinsiu. Ir man atrodo bus daug paprasčiau. Ir mums, žinoma, reikia kažką grąžinti. Return. Ir mes grąžinsime būtent atsakymą. Ar ne? Na, mūsų atsakymo kaip reikia. Ir dabar šokame tiesiai į main cpp, mūsų funkciją pagrindinę. Taigi, susikurkime pirmą objektą ir jam prisiskirkime, sakykime, 6. Susikurkime antrą objektą, jam prisiskirkime 21. Ir prisiskirkime trečią, kuris bus tuščias. Dabar kaip viskas yra. Na, mūsų pirmas objektas A bus priskirtas 6. Tai automatiškai gausis, kad mūsų konstruktorius šitas, ne? Mūsų kintamasis A taps 6 ir jis bus priskirtas prie numerio ir mūsų automatiškai numeris taps 6. Toliau mes turim antrą objektą, tai yra B, kurio reikšmė yra 21 ir automatiškai mūsų antras objektas yra čia ir jisai taps 21, ar ne? Ir galiausiai mes turim objektą C, kuriam nieko neprisiskiriam, tai automatiškai bus šitas konstruktorius, tuščias konstruktorius. Ir būtent į jį perduosim atsakymą ir jį išvesim į ekraną. Toliau, kur visą tą reikalą padaryti, nes čia kaip ir, na, funkcija mūsų yra. Ir visą reikalą, visą sudėtį, viską atliksim būtent mūsų pagrindiniai funkcijai main.cpp. Ir tai atrodys tai labai paprastai, tiesiog C lygu A plus B. Viskas. Mūsų A objektas prisidės prie B objekto ir visą tai išves į C objektą. Ir, na, žinoma, mums kaip ir reiktų atvaizduoti tą C. Ir jeigu klaidų nepridaryta, o klaida teisingai yra padaryta, nes mums reikia C objekto numerio. Va taip. Na, mums ne pačio C objekto, o jo numerio reikia, tai yra, ką išvedė į tą C. Ir dabar mes turėtume prieš savo ekraną matyti atsakymą 27. Na, 21 plus 26, kaip yra 27. Taigi, visa dabar esmė. Mūsų objektas A yra 6. Štai čia, ne? Mūsų šitas konstruktorius tampa 6. Mūsų objektas B yra 21. Automatiškai mūsų antras objektas, ne? Nes tai yra antras, čia yra pirmas, čia yra pirmas, čia yra antras, tampa 21. Ir mūsų tuščias objektas, tai yra C, būna būtent jų sudėties atsakymas. Ir būtent mes tą atsakymą išvedam į ekraną.
Tai yra gan gluminantis reikalas, tai aš pilnai tikiu, kad jūs norėsit pasižiūrėti šitą pamoką dar kelis kartus, kad suprastumėt, bet aš manau, kad tai nėra labai sunku, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo, nes, sakykime, iš pradžių tai ir man atrodė tokia baisiai nesąmonė, nors nepykit ant manęs, man C++ yra toks mindfuckas biški. Taip pat, o tie, kurie mėgsta C++, aš nieko blogo nenoriu pasakyti, labai šaunu, kad kažkam patinka šitą kalbą ir tikiuosi, kad mano paaiškinimai, mano pamokos jums nėra labai sunkios ir aš stengiuosi kuo aiškiau pabandyti paaiškinti, bet būna taip, kad kuo aiškiau noriu paaiškinti, tuo dar labiau sugluminu jūs ir, atleiskit už tai. O su jumis susitiksim kitą savaitę, o aš einu, ką nors gero nuveiksiu, nes savaitgalis prasideda nuo šiandienos, nuo šio vakaro ir tęsis dar 2 dienas. Taigi atsisveikinu su jumis, 100 pamokų jau padaryta. Ar 100 pasieksim, nežinau, čia jau bus matyti, bet, velniop, susitiksim kitą savaitę. Visą.